Alizavos mokykla nuolat organizuoja knygų skaitymo šventes. Štai ir šį kartą į mokyklą atvyko 3 žmonių teatras iš Vilniaus, pavadinimu Teatriukas. Dalia Gytis Žilvinas pristatė naują savo kūrinį Rimvydo Stankevičiaus eiliuotą pasaką Pūgos durys. Pažiūrėkite šio renginio ištraukas. Buvo senis Gediminas ir bobutė Dalia. Atsisėdė bulvės kutėj, o kai vakaras atėjo, sekti pasakas pradėjo. Padainuojam kartu? Ir seku pasaką, vilkas rijo ašaką ant raudono kelmo, ant močiutės delno. Atleiskite. Pūga, turbūt išklydau, nors man pamesti kelią nebūdinga. Ir gervėms tolstant, ir čiobreliams žydint seniai jo važinėjau, lyjant, sningant. Ton vieton, kur kadais gulėta lobio, prie senkapių man būtina nukakti. Ir vis iš naujo, kas tą pačią duobę. Šiurpus dalykas žemdirbiui vienam nutiko, per tą pūgą prieš pat kūčias, speigui poškant, vėjui pučiant jį, lyg vanagas viščiukas, su kurį sumai pasuko ir 6 nunešęs mylės nutiškė į pusnį gilę. Teisinga būtų man pusnį sušalti, juk aš pūgos šios sukėlėjas. Išsiėmiau anuomet lenktinį peilį ir švystelėjau per duris įpykęs. Nuščiuvo vėjas, sudėjavęs gailiai, tik peilio neradau, stačiai pranyko. O šįryt pasibeldė. Įsileidau ir štai trobon įžengė liesas senis. Tai būta vėjo. Pataikė mano peilis jam į veidą. Tad nubaudė griežtai, kaip ir derėjo. Bet vis dar dūksta, vis dar neatleido. Ačiū tau, žmogau, už drąsą pripažinti, ką padaręs. Vėjas, mano draugas geras, gal dar išeitį surasim. Jei pasaulis pasišiaušia, priežastį svarbu žinoti. Purtit pėdą tarsi kriaušia, spausti negandą lygvoti. Danguje duris užtrenkia, pūgą mes nutildyt galim. Nekliudydams Dievo žiedo, nei artojo žingsnų žėd. Tai dievužis jojo nuo kalnelio klonų žėd. Sodininkas lūpą kando, keistos gi naujienos sklando. Panašu gandų nešėjai mano sapną nužiūrėjo. Moteriškė, mažas vaikas, medkirtys, kur turtų vaikės, tas žmogus, kur vėjui smogė, regis vėl atgavęs stogą. Dar tos laumės, tas malūnas. Taip tik pasakose būna. O už lango tyliai snigo.